besiskleidžianti harmonija. Net jeigu tai yra vėjo išmėtyti lapai, jie sukrenta savo būdu. Ir atidumas kalbai, kaip mes kalbame apie pasaulį, ar iš tiesų tas pasaulis yra toks, kaip aš jį apibūdinu, ar jis toks, kaip aš jį apibūdinu, nes aš jį apibūdinu ir vis dėlto keisdamas kalbą, aš galiu po truputėlį išryškinti ir kitas pasaulio puses. Tai štai ir tas susiejimas, kad eskaluodamas konfliktą savo kalbėjime arba jausdamasis atskiras, jausdamasis vienišas ir nesaugus kažkaip šitame pasaulyje, ieškodamas savo vietos per kovą, aš tik dar labiau didinu tą situaciją. Ir šiuo atveju grožis yra tas momentas, kai aš atrandu savo vietą pasaulyje, kai aš pamatau, kad daiktai žiūri į save, pasaulis žiūri į save mano akimis ir aš esu integrali ir būtina šio pasaulio dalis, neatsiejama. Ir gal tuo požiūriu net ir nesu atskiras aš, o esu pasaulis regintis save. Ir ne tiek man jau tuomet rūpi šitos individualios išraiškos kažkokia tai labai konkreti manifestacijos forma, bet aš šlovinu pasaulį, aš šlovinu gyvenimą ir dėkoju, kad dalykai yra.